pusvalandį su jumis būsiu aš, Ieva Dainielė, žmogaus ir aplinkos sąsajų tyrinėtoja, mineralų terapeutė ir nauja holistinio ugdymo instituto lektorė. Tai šiandien aš jums noriu papasakoti apie mineralų galimybes pokyčių laikmetyje, kuriame mes visi šiuo metu gyvename. Ir ne paslaptis, kad patiriam turbūt tiek išorinius pokyčius, tiek asmeniniam gyvenime pokyčius, tiek giluminius vidinius pokyčius. Ir patiriame tiek daug suvoktų ir kartais nesuvoktų stresinių būsenų. Ir tai, kad stresas neigiamai veikia mūsų visą subtiliąją sistemą, turbūt nieko labai nenustebinsiu, kad tai sutrikdo mūsų tėkmę ir jos tokį natūralų tėkmę, tą natūralų ritmą. Tai turbūt daugelis iš jūsų, kurie domisi holistinė sveikata, turbūt žinote ir kad visa tai labai stipriai užkrauna mūsų visą emocinį foną ir tas įtampas mes jas išlaikome mūsų kūne ir kas finale po ilgesnio laiko tarpo, aišku, nugula į įvairiausią simptomatiką, įvairiausias ligas, kurios mūsų visiškai nedžiugina. Taigi tie visi vidiniai ir išoriniai pokyčiai ir kaip mums su jais tvarkytis ir kuo gali mums padėti mineralai šiuo atveju. Taigi mineralų terapija yra labai senas metodas ir jisai buvo visais laikais naudojamas tam, kad mes suharmonizuotume mūsų energinę sistemą, ją subalansuotume, nes kai kuriais atvejais kažkurie mūsų parametrai labai užkyla, o kažkurie nusenka ir mums kaip ir reikėtų atstatyti tą balansą ir palaikyti mūsų sistemos švarą ir kad tie dažniai mūsų vidiniai būtų kuo aukštesni ir subtilesni. Taigi tradiciškai mineralų terapijos seansai yra ruošiami truputėlį iš anksto ir individualizuotai. Yra aptariama visa tema su žmogum, ką jisai nori, kokioj jisai būsenoj šiuo metu yra. Ir parenkama grupė mineralų dažniausiai ir tam tikra tvarka ant tam tikrų energinių centrų jie yra išdedami tam tikram laiko intervalui. Taigi tai yra gana individualu ir šiuo metu, žinoma, aš jums nepapasakosiu ir neparodysiu, kaip tą daryti, bet tikrai galiu paaiškinti, kaip savarankiškai, paprastai, be kitų žmonių intervencijos pagelbėti sau tokiais pokyčių laikotarpiais, kada išgyvenam kažkokius emocinius perkritimus arba tiesiog jaučiam labai daug įtampos ir streso. Taigi, kam galim, reiškias, kokiose situacijose mineralai mums gali padėti. Tai pirmiausiai nuraminti mūsų protą, mūsų minčių srautą, kuris įsisuka ir labai stipriai užkuria mūsų emocijas. Toliau, kai kuriais atvejais mums tiesiog reikia įjungti valią ir mes į tą pokytį norim eiti su jėga, su drąsa ir nustoti trypčioti, tarsi vietoje, ne? Tai čia irgi mineralai gali padėti. Ir žinoma, yra labai svarbus sluoksnis tam giluminiam savęs pažinimui, patyrinėjimui ir tam kontakto su savim gilesniam užmezgimui. Tai mineralai yra nepamainomas palydovas, pagalbininkas ir draugas. Taigi, noriu jums pasiūlyti pažiūrėti į pokytį per 6 etapus, per tokį 6 etapų metodą. Žinoma, čia yra toks sąlyginis, kad yra tie 6 etapai ir tai yra viskas. Juos galime, neskaitant to, kad aš surašiau ir 1, ir 2, ir 3, bet jie tarpusavy gali truputėlį ir migruoti, tai taip, kad siūlau tikrai jausti save ir atsižvelgiant į tai, kaip jums rezonuoja vienas ar kitas etapas, tą ir daryti ir tą ir pasirinkti. Čia yra tik tai gairės, ane? Čia yra toks bendrinės nuorodos, bendri SMS, kuriais jūs galite pasinaudoti. Tai ir mano tikslas, kad jūs tuos pokyčius, nesvarbu, ar tai būtų darbiniai pokyčiai, ar tai būtų asmeniniam gyvenime kažkokie pokyčiai, ar tokie giluminiai, vidiniai pokyčiai, kad jūs juos praeitumėt kiek įmanoma švelniau. Ir kad nebūtų kuo mažiau tos dramos ir neužleistumėte patys savęs ir laiku sau padėtumėt. Taigi, nuo ko noriu pradėti? Pirmiausiai, tai priminsiu, pradedam visus šitus dalykus nuo atsipalaidavimo. Atsipalaidavimas yra unikalus tuo,
kad kai mes atsipalaiduojam, mes galim kažką, reiškias, tai, kas jau yra atgyveno, paleisti. Tiesiog atsisveikinti su tuo. Kol mes esam įsitempę ir įsikabinę, mums paleisti yra ganėtinai sunku. Jeigu mes kažką paleidžiam, reiškias, mumyse atsilaisvina kažkokia vieta. Tai mes į tą naują vietą galim naujus dalykus priimti. Mes tarsi paruošiam tą vietą. Tai atsipalaidavimas yra tikrai numeris vienas. Ir būtent atsipalaidavimo metu mums yra lengviausiai užmegzti tą tokį atvirą, autentišką dialogą patiems su savimi. Ir lengviau pamatyti tą vidinę tiesą, tas realijas, su kuriom mes dabar, susiduriam, ane, ir ką mes turim čia ir dabar šiuo momentu. Žinoma, yra žmonių, kurie labai pokyčių metu priešinasi iš įpročio, tiesiog iš įpročio, kad nori likti prie savo senų nusistovėjusių mąstymo šablonų, prie tam tikrų įpročių. Ir kai ateina kažkoks pokytis, jiems labai norisi eiti per pasipriešinimą. Tai tokiems aš visada rekomenduoju, truputėlį pasiduokite ir priimkite tai, kas beldžiasi pro duris, ir nesipriešinkite taip stipriai, nes tas pasipriešinimas iš tikrųjų atima lygiai tiek pat dar papildomų jėgų, ane, kurių mums ir kitą kartą ir taip ne fontanai. Tai šitame etape nepamainomas bus rožinis kvarcas, o kai kuriems žalias avantiūrinas. Čia kaip brolis su sese. Jūs galite tiesiog pajausti, kuris iš šitų mineralų jums šiuo momentu labiausiai padeda. Čia teorija nelabai padės. Reikia tiesiog paimti mineralą, užsimerkti ir pajausti, kas vyksta ir kuris jūs labiausiai džiugina. Na ir jeigu pokyčių metu, reiškias, jūs išgyvenate, kad jūs truputėlį plyštate, kad jums atrodo niekaip, ir tas svarbu, ir tas, ir negalite to apjungti dar nei savyje, tai tokiais atvejais siūlau išbandyti ametriną. Ametrinas savyje turi ametisto ir citrino derinį vienam gabale, ne atskiri du, reiškias, kaip atskiri mineralai, bet tai yra vienam gabale susilieja du mineralai. Tai šiuo momentu tie, kas išgyvena tokius įtampos ir negali to plyšimo momento taip lengvai praeiti, ir jiems vis tiek reikia tuos sprendimus priimti arba sulieti tuos du prieštaravimus, reiškias, į vieną, sujungti ties savim. Tai ametrinas tikrai siūlau išbandyti. Šitie visi mineralai, iš tikrųjų mes galim juos nešioti, ne, įvairiais aksesuarų pavidalais, bet kartu mes galim išbandyti ir mineralų vandenį. Nežinau, ar daug kas ir esat matę, bet mes tiesiog galime būgninuką iš nurodytų mineralų paimti, iš vakaro užpilti vandeniu ir ryte jau vartoti, nes vanduo sugeria visą informaciją, jisai ir nuneša į mūsų organizmą labai lengvai. Tai šiuo atveju siūlau jums pabandyti arba mineralų vandenį, arba ir nešioti, ir mineralų vandenį panaudoti, kad padėtų jums taip pat susiderinti, susibalansuoti. Tik svarbu įsidėmėti ką, kad tas pats mineralo vienetas, kurį jūs nešiojate prie savęs arba laikot rankoje, dažniau turit santykį su juo, ne, jisai netinkamas vandeniui. Tai turėtumėt turėti atskirą komplektą vandeniui ir atskirą komplektą arba tą kažką, ką jūs norite panešioti arba liesti ir turėti rankoje. Toliau antrajam etape aš pavadinau antrąjį etapą vidinę inventorizaciją. Na, yra tikrai labai sveika, kai mes einam per pokyčių laikotarpį, pasižiūrėti, ką mes šiuo metu norėtume paleisti, su kuo atsisveikinti, o gal kažką tiesiog truputėlį pakeisti, perdaryti, permodeliuoti, papildyti naujom kokybėm ir tiesiog į naują etapą išnešti iš senų. Tai tą visą vidinį turinį aš visada savo žmonėms aiškinu, kad geriausia tą padaryti raštu. Tiesiog išglaidyti tas visas mintis ir duoti tam laiko, neskubėti ir pasižiūrėti, kas mūsų viduje yra prisikaupę, ką mes turime tokio, kas yra naudotina ateityje, o su kuo vis dėlto jau laikas atsisveikinti, nes laikmetis rodo arba situacija rodo, kad jau tai atgyvena. Va, tai šitam etape ametistas yra tikrai nuostabus, švelnus transformacijų meistras, jis tikrai pagelbės bet kuriam.
Taip pat galite išbandyti čarodytą ir tą patį metriną, apie kurį aš kalbėjau prieš tai. Galima juos nešioti ir galima, aišku, pasigaminti tą mineralų vandenį. Va, galit susidurti dar ir su tokia situacija, kada, na, ir tas patinka, ir tas patinka, ir yra labai sunku apsispręsti. Ir tas kelias traukia, ir ta versija traukia, ir kažkaip vat nėra to viduj aiškumo, o kokiu keliu eiti, kuriuos dalykus akcentuoti kaip numeris vienas. Tai tada galit išbandyti būtent andų opalus, ne šiaip opalus, bet būtent andų grupės opalus. Ir ten yra visa gama spalvinė, aš dabar dėl laiko trūkumo jums taip greitai neišpasakosiu, bet a, visa, pavadinkim, paletė ir žalia, ir rausva, ir balta, ir melsva, andų opalai turi visą gamą. Tai tiesiog pajauskite, kuris šiuo metu, kuris atspalvis ar kuris spalva ar vienetas jums labiausiai rezonuoja ir pasitikėdami savim panešiokite. Žinoma, tas procesas bus šiek tiek ilgesnis negu įprastai, gal kitus mineralus, nes čia reikia, bet ir tuo pačiu jisai bus tikresnis ir nuodugnesnis, ane? Tai va, tai čia tokiems, kurie šiek tiek turi daugiau abejonių ir dar negali pajausti, ane? Ir tas irgi kelia tam tikrą stresą. Va, na, o drąsesni, kurie nebijo iššūkių, galite pabandyti tikrai vieną mineralą iš stipresnių tokių, tai sugilitą, kuris procesą pagreitins, bus šiek tiek visokių išbandymų, gal ir iššūkių, bet tikrai tokių pokyčių laikotarpiu tai yra geras palydovas ir draugas, bet šiek tiek reikia turėti vidinės drąsos. Ir rekomenduoju šitą mineralą prisipratinti. Reiškias panešioti, pavyzdžiui, arba paturėti rankoj, na, dieną, dvi, ane, vat su juo tą santykį užmest ir pasižiūrėt, kaip jums jaučiasi, kaip jums sekasi su juo, ane. Ir tada galite tą laiką ilginti. Nu, vienu žodžiu, su juo bus linksma. Tai va, bus visokių netikėtumų. Tai šitie mineralai, vat tam etapui, kuris eina, vat norite daryti tokią peržiūrą ir išsijudinti gerai, tai vat pats tas. Nemažiau svarbus yra ir trečias momentas, tai yra energijos papildymas. Kaip žinia, viskam mums reikia energijos ir nebus taip, kad mes visi išsekę, pavargę ir turim, reiškias, puolam į kažkokį pokytį, greičiausiai mes to pokyčio arba kokybiškai nepadarysime, arba iki galo nepadarysime. Tai visi jums žinomi momentai, visi metodai, kuriuos jūs taikote įprastai užsipildymui, atsigavimui, tokiam refrešui, viskas yra tinkama. Ar jūs eisit į gamtą pasivaikščiot, ar jūs eisit pamedituoti ilgiau, tai yra jūsų pasirinkimas ir tai yra labai gerai. O aš iš savo pusės noriu parekomenduoti jums mineralus, pavyzdžiui, kalcitų šeimą, ne? Tai yra iš tokių greitai veikiančių mineralų grupės ir spalvų gama pas juos yra didžiulė. Pajauskit, kuri spalva jums atliepia ir tikrai galite išbandyti kalcitus, galite juos nešioti. Geriausia, nes vandens jie nelabai mėgsta, jie tiesiog biškai keičia savo paviršių, tai aš laiką sakau, gal geriau nešiokite, nors vandeniu jie yra tinkami. Tiesiog tas vienetas truputėlį pakeis savo paviršių po kurio laiko, tai neišsigąskite, čia viskas yra normalu. Va, toliau trumpam periodui jums tikrai kaip energijos dozė, kaip toks energijos užtaisas geras padės piritas. Piritas nemėgsta vandens, vandeniui jisai tikrai yra netinkamas, bet palaikyti rankoje, nu, vat aš galiu jums parodyti, nu, va tiesiog gabalą, ne? Rankoj, kada jums tikrai reikia šiek tiek pasikrauti, arba net kai kuriais atvejais aš imu pati į abi rankas, reiškias, po gabaliuką pirito, tai jis yra labai nuostabiai, nu, toks kaip užtaisas, nu, kaip kavos gavus, ane, tokia injekcija. Va, tai galite šiek tiek padraugauti ir su piritu. Va, na ir dar noriu užakcentuoti jums vieną derinį, tokį nuostabų, kur yra piritas, kalnų krištolas ir juodas turmalinas. Tai jūs galit arba į bet kokį vėrinį suverti, jūs tiesiog individualiai susiverti savo tokį vėrinį šitų mineralų, arba gal jums pasiseks ir jūs rasite natūralų, gal gamtoje susiformavusią tokią kompoziciją
kur bus ir kalnų krištolas, ir juodas turmalinas, ir piritas, nes jie gamtoje irgi taip yra randami. Tai čia galite su jais ir pamedituot ir net jeigu jūs pasidėsite, pavyzdžiui, prie darbo stalo, tai jie, dirbs ir netgi būdami šalia jūsų energetiniam lauke. Tai išbandykit, tikrai nuostabus yra poveikis, ir akis džiugina, ir iš viso visą emocinį foną, kelia. Taigi visus juos galite nešioti. Na, šita grupė, kurią aš jums surašiau, su vandeniu gal reikėtų atsargiai, nes spiritas visai nemėgsta, o juodą turmaliną ir kalnų krištolą jūs galite irgi į vandenį, ir kalcitus irgi galima, bet tiesiog kalcitai truputėlį, jie pakeis savo paviršiaus tekstūrą, tai neišsigąskite, viskas su jais yra gerai. Na ir pereinam mes dabar prie to, ketvirto etapo, tam, kad, mes taip kiek įmanoma švelniau praeitume tą pokytį visą. Na, neišvengiamai pokytis reiškias, kad mes turime kažką naujo pradėti daryti, būtent daryti kažkokius konkrečius žingsnelius. Ir net jeigu mums ne visada aišku yra, ką norim padaryti iki galo, bet jeigu mes pradedam daryti, reiškias tą energijos srautą, kuris ateina į mūsų gyvenimą, mes pradedam perleisti per save, per veiksmą į materialų planą. Ir tada nesikaupia tos įtampos viduj, nes mes pasidarom pratakūs ir niekas pas mus taip neužkliūva viduje ir mums po to nereikia bėgti ten ar į masažus, ar tiesiog jau su rimtesniais simptomais pas gydytojus. Tai va, tai tie tokie nuoseklūs pertvarkymo darbai, jie turi irgi, kuo anksčiau mes pradėsim nors mažučius veiksmus atlikti, tuo mums visiems bus geriau. Ir šitam etape noriu jums rekomenduoti tikrai mano labai mylimą floritų visą grupę. Ir čia nuotraukoje jūs matote būtent floritą, kuriame vienam gabale netgi matosi visa gama spalvų. Jie tuo ir unikalūs, kad į vieną gabalą gali sukaupti labai didelį energinį potencialą. Tai šiuo atveju galite rasti arba tik geltoną atskirai, arba žalią, mėlyną, violetinę, arba po kelias spalvas, arba visas spalvas vienoj krūvoj, jeigu jums tikrai labai pasiseks. Tai floritai, jie padeda nespausdami, labai švelniai viską dėti į naujas lentynas, viską viduj susistyguoti, pasidaryti naują atnaujintą tvarką. Tai tikrai išbandykit, rekomenduoju floritus, jie tinkami ir vaikams. Beje, tikrai nepaminėjau, kad ir anuose etapuose paminėti mineralai išskyrus piritą ir išskyrus sugelitą. Tiek rožinis kvarcas, tiek ametrinas, tiek ametistas, jie tikrai tinkami ir vaikams, taip kad jeigu jie jaučiat, kad jie stresuoja, tikrai galit jiems pasiūlyti paturėti, pažaisti su jais ir kaip nors ten kažkokį santykį su jais užmegzti. Tai va, toliau, jeigu jau jūs labai aiškiai žinote ir suprantate, ką jūs turite padaryti, ir tiesiog norite tokios lengvos ugnelės, tokio spyrio truputėlį, kad jums užsidegtų tą vidinę ugnelę darymui tokiam konkrečiam, tai galite vėlgi pabandyti tą patį piritą arba granatus. Granatų irgi spektras yra didžiulis, bet siūlau išbandyti pirmiausiai tą paprastą, tamsiai bordo spalvos piropą, granatą. Tiesiog pabandykite su juo padraugauti ir jisai tiesiog padės jums įgyvendinti tai, ką jūs norite padaryti, ir taip su ugnele ir tvarkingai. Va, nes kad kuo mažiau tų visų chaotiškų uodegų liktų. Ir dar vienas labai svarbus yra momentas. Mes, kai įsitraukiam į naujus procesus, būna tokių periodų, kada mes labai skubame, labai įsitempiam, užgreitėjam ir pervargstam. Pervargstam ir tada pametę tą savo tokį vidinį ritmą, vidinę tėkmę, mes ją pametam, įsisukam į kažkokį procesą. Ir tai vėl mes įkrentam į stresą kažkokį. Tai šiuo atveju siūlau, jeigu tikrai turit, nes čia dažniausiai būna netgi charakterio tam tikra savybė, kada užgreitinam procesus ir norim visko kiek įmanoma greičiau. Tai, ką rodo mano patirtis, geriau pasiimti tada chrizokolą ir truputėlį sugrįžti į tą savo tokį natūralų ritmą, į tą savo natūralią tėkmę. Va, ir nestumti upės, kaip yra toks posakis, nestumk upės, neskubinti įvykio,
ir tiesiog eiti savo ritmu, pasimėgaujant pačiu procesu. Na ir penktajam etape, jisai yra tik sąlyginai penktasis etapas, aš turiu omeny, kad ta ateities vizija, jinai gali formuotis visų dar prieš prasidedant pokyčiams ir tų visų pokyčių eigoje. Tai ateities vizija, tas procesas kaip ir reikalauja daryti tokias sąmoningas pauzes ir prisimatuoti tą savo naują kontekstą, tą savo naują darymą ir išlaikyti tą, reiškias, atsipalaidavimo būseną. Tai šitam etape, kai mes norim šiek tiek pajudinti savo viziją ir pasižiūrėti, ar tikrai viskas ten taip yra, gal kažkuriais atvejais mums reikia kažkokio ir patarimo, ir kažkokio gal žvilgsnio, tokio atsitraukusio iš situacijos, tai mums tikrai padės ando palai tie patys, kur yra visa gama spalvinė, galite tikrai išsirinkti jus džiuginančią. Lazuritas, kuris, jeigu pasijausite tokiose kryžkelėse, šiek tiek padės apsispręsti. Na ir žinoma, sugilitas, apie kurį kalbėjau, tas vienas iš stipresnių variantų, tai su juo nepiktnaudžiaukit, dozuokit, bet tikrai galite jį patestuoti, panešioti. Va, bet labai svarbus yra momentas, kad jeigu jūs šitam etape eidami pamatysit ir jums užklius kažkoks mineralas, kuris čia net neišvardintas, aš prie jo net neprisiliečiau ir net nepaminėjau, bet jisai jūs taip traukia, jisai taip prilipo ir jūs negalite niekaip, vat, vis galvojat ir grįžtat mintimis, kad jums jo reikėtų, tai išdrįskite pasitikėdami savo pajautą, išdrįskite ir patu ir, kaip pasakyt, panešiokite arba rankose palaikykite, arba ant stalo pasidėkite dienos metu, kažkokį santykį su juo užmegzkite, vadinasi, jums kažkokių žinučių jisai turi ir tikrai siūlau tą galimybę išnaudoti. O visi tie išoriniai patarimai, kai jūs einate pas kitus žmones ir klausiat patarimo, taip, tai yra gerai, tai yra labai smagu, kad mes turim pas ką pasiklausti ir su kuo pasitarti, bet tikrai noriu visus paskatinti, nenuvertinti savo vidinės pajautos ir to tokio impulsyvaus pajautimo, kad man jisai labai yra įdomus, man jisai yra aktualus ir man kažkoks tarp manęs ir jo yra ryšys, ane, kažkoks dažniausiai vidinis džiaugsmas atsiranda, ane, ir tokia nuostaba kaip pas vaiką. Tai va, tai nepraleiskite to momento, reiškias tikrai jums kažko iš jo reikia, jisai gali jums kažkuo padėti. Na ir šeštasis, paskutinis etapas, na jau galima sakyt tada, kai jau tas pokyčių visas intensyvus periodas yra praėjęs ir mes jaučiamės tarsi, na, kitame krante, perplaukę tą sraunią upę, kur ten visokių iššūkių buvo, ane, ir jaučiamės atsinaujinę, bet dar galbūt ne iki galo įsitvirtinę, dar tarsi neįsišakniję toje naujoje situacijoje, tame naujam kontekste. Tai čia mums gali tikrai padėti visi berilai, kurių irgi spektras yra nuostabiai didelis, spalvinis. Aišku, gal geriausiai pradėti nuo akvamarino pasibandyti, bet nebūtinai. Tikrai iš berilų šeimos rasite ką pažiūrėti, nes jie visi mūsų tą santykį su vidiniu aš, su ta vidinė mūsų esme, tą santykį padeda sustiprinti. Ne? Tai kai mes esam jau naujam etape, mums tikrai reikia tą ryšį šiek tiek išgryninti, jį pastiprinti, jį pamaitinti, jam daugiau dėmesio skirti. Tai va, tai tikrai berilus rekomenduoju. Na ir visa mylinčių turmalinų grupė, tai tie, kas turėjo nors kokią sąveiką su turmalinais, tai tikrai žino, kokį džiaugsmą jie sugeba suteikti. Tai tikrai galite išbandyti ir turmalinų grupę. Tai taip, kad šitos dvi grupės, berilai ir turmalinai, tam vidiniui ryšiui, tam vidiniam girdėjimui savęs ir radimui savęs, kas tikrai šiais laikais yra viena iš pagrindinių užduočių, tai tikrai rekomenduoju išbandyti. Čia aišku, tie etapai yra sąlyginiai, jūs galite juos pasižiūrėti pagal savo dabartinę stadiją, gal jūs esat pokyčių vidury arba gale, tai taip, kad čia nebūtina eiti visko nuo pradžios iki galo, bet tikrai visiems rekomenduoju namie turėti rožinį kvarcą, kuris neišvengiamai mums padės atsipalaiduoti, kad ir po
paprastos darbo dienos, ane, ypač moterims ir ypač savaitgaliais. Tai aš kažkada šį mineralą buvau labai nurašiusi, jisai man atrodė labai vaikiškas, bet teko atsiprašyti ir dabar tai yra vienas iš mano mylimiausių, jeigu aš tikrai jaučiu kažkokį, kad jau man truputėlį sunku darosi, rožinis kvarcas mano draugas. Tai jo. Na ir ką aš noriu pasakyti pabaigai. Pabaigai, svarbiausiai, kad tie visi pokyčiai, kuriuos mes darome, jie vestų į mūsų tą unikalaus vidinio aš pažinimą, atpažinimą ir vidinės tos tiesos suvokimą. Apie ką aš esu, kur aš noriu judėti. Nes kai mes esam savo temoj, kada mes esam savam tokiam džiaugsme, tai mūsų tas energinis pratakumas yra, nu, toks daug tolygesnis. Nekliūna mumyse jokie energiniai blokai, ir tada mums tų visų fizinių simptomų, dėl kurių mums reikėtų kreiptis pas gydytoją, vis mažiau, mažiau ir mažiau. Tai va, tai to aš visiems ir palinkėsiu ir tą tokį laipsnišką savo unikalų įsijungimą į tą naują gyvenimą, į tą naują procesą, kuris galbūt šiuo metu pas jus formuojasi. Tai manau, kad tikrai linkiu jums jį patirti ir išgyventi. Ir tas tylus vidinis džiaugsmas, kaip aš čia jį išskyriau, tai turbūt yra rodiklis, kad jūs pataikėte ten, kur jums reikia. Nes tą džiaugsmą mes galim, kaip sakant, aš pakeliu į džiaugsmą, yra daug gradacijų. Aš esu, nu, tokiam mažam džiaugsme, esu didesniam džiaugsme. E, Pajauskite, kokioj fazėj, kurioj vietoj jūs esat, bet tas tylus vidinis džiaugsmas, jisai yra tikrai unikali būsena ir nuostabi. Tiesiog linkiu jums visiems jį patirti šiame gyvenime. Tai va, aišku, virsmo tame procese, tam pokyčių procese mums neišvengiamai, tikrai nereikia turėti iliuzijų, kad mums nereikės pakeisti mąstymo, kad mums nereikės peržiūrėti senų mąstymo kažkokių šablonų ir dalies jų atsisakyti. Ir tuo pačiu, aišku, pasikeis, kai mes pakeisime mąstymą ir požiūrį, bent jau dalyje nereikia visko griebti iš karto, kažkurį tai vieną galime sritį pasiimti ir ten pabandyti tą pokytį įgyvendinti iki galo. Tai kai mes pakeičiam savo mąstymą kažkuriuo momentu, rakursą žiūrėjimo į tą situaciją, tai ir mūsų tas emocinis visas fonas, tos mūsų reakcijos, jos truputėlį švelnėja. O jeigu mūsų reakcijos švelnėja, tai reiškia ir kūnui yra žymiai, žymiai, žymiai lengviau, jam mažiau perkrauvų visokių. Tai jo va, ir nepamirškite, kad reikia ieškoti ir kitų, nu, kaip veikimo modelių. Nes jeigu mes darysime tą patį, ką ir anksčiau, tai reiškia, mes turėsime tokį patį rezultatą. Tai norėdami, kad mūsų tas pokytis visas būtų kaip pilnavertis ir iki galo, tai mums reikės suderinti mąstymo keitimą, šiek tiek emocijų raminimą ir pokytį į tą žiūrėjimą į tas situacijas ir žinoma veiksmų kažkokį modelį pasikeičia tokia kaip visuma. Neišeina ištraukti kažko vieno arba tik pasiimti mineralą ir įsivaizduot, kad jisai už tave, nu, tiesiog kaip savaime suprantama, jisai čia man kažką padarys, o aš toliau važiuoju savo eiga. Ne, greičiausiai šitaip nesigaus. Mums reikės bent jau kažkurioj vietoj kažkokį pokytį daryti ir gana rimtą, jeigu mes tikrai norim kažkokios kitokios gyvenimo kokybės. Tai ko gero visiems tikrai ačiū už dėmesį, linkiu jums patirti tą vidinį tylų džiaugsmą, vadovauti savo pajautą, auginti tą savo vidinę pajautą ir tos vidinės pajautos nenustumti į paraštes ir mažiau klausyti, ką kiti sako, nes šitam periode, kuriame mes dabar gyvenam, šitam laikmetyje, tas savęs girdėjimas, savęs išreiškimas, radimas būdų, kaip save unikaliai išreikšti, turi labai didelę svarbą. Tai linkiu tikrai visiems atrasti, pajausti ir išgyventi šitas kokybes. Taip kad ačiū tikrai už dėmesį. Kam įdomu, reiškia, patirti gyvai, kas yra mineralų terapija, tai noriu pakviesti jus į mineralų terapijos pažintinius patyrėminius vakarus. Va, tai rašykite kontaktais, tikrai susiderinsime laiką. Va, ir ką. Džiaugsmo visiems. Iki malonaus.